galėtumėme visi iš tiesų nuoširdžiai įsiklausyt, mums reikia kirpti vytą, kirpti vytą, kirpti vytą, kirpti vytą, kirpti vytą, kirpti vytą ir čia pradėti kitą. Patikrinkime techninės galimybės. Viena kolonėlė girdys. Aš norėčiau pakviesti tų, kurie stovi priekyje, kad priartėtų jie, kad jie ateitų arčiau. Nes aš negaliu nulipti žemiau, nes kitaip žmonės, kurie stovi gale, nebematys. O turėkite omenyje, kad iš vis tie, kurie stovi gale, prieš tai stovėjo priekyje, bet dabar gali padėkti jie. Jeigu girdi mus, aš matau iš tiesų girdžiu net neišdildomus įspūdžius. Žadame jums padovanoti, jeigu kiekvieną žodį sukomponuoti tiesiai su jūsų atsineštais, mano paliestais jūsų daiktais. Tikėkite, kad viskas, kas prieš jūsų akis bus, yra vien tik tai improvizacija. Ir žinote, kad su mumis visados esate pačioje aukščiausioje lietuviško repo klasėje. Ir iš tiesų visą tai, taip kaip miltai ar dešra, aukščiausios rūšies. Todėl patikėk, kad net su savo žodžiais aštriais kirviais mes nenukirpstumėme pušies. Pats suprask ir visą tai gali taip ramiai prisimint. Jeigu mėgsti parūkyti ir akys raudonos, eini į viešą vietą, įsilašink olint. Taip jau yra, ne olint tuos ilgos, net nesvarbu, kas iš tos visos reklamos ir daiktų šičia įvardinimo. Jūs svarbiausia mintis ir kad ištarti jis to visados niekados nėra nesugebėjęs, o čia matai iš tiesų labai keistas žmogus. Jisai į koncertą net atėjęs išbandėjęs, visai jau yra, kad kairės mūsų kelias. Kažkas atsineša alaus, kažkas atsineša bandelės. Ir taip žinai, jeigu kaip alų į tuščią bokalą, taip ir paprašyk tuščios lėkštės ir į stalą neškis bandelės. Tu mane skubini, nebijok, priprask prie manęs. Pat žinai, kad iš tiesų, kad suprastų ir jie. Aš tau ne cirko direktoriaus duktė, bet taip, oi, kaip viskas čia. Gal mes galim pasakyti tau su knyga, bet vieną eilutę perskaityti, kad iš tiesų suprasim, kad niekados nebus baisu. Nes iš tiesų jų gyvenimas gražus, juk iš tiesų visus mus myli dangus. Ir reikia taip atsimint, kad visados tai bus. Netgi jaunesniam broliui mirus anksčiau už kitus. Gali suprast, kad viską jisai vietų pasako ir kol kas jokių klaidų kaip visados, kad buvo. Man taip net patinka daiktai šito čiuvo, nes pats patikėk, jisai išbadėjęs ir naivus. Jis perka loterijos bilietus. Ir aš žinau netgi kaip keista dėl tokių argumentų, kiek kainuoja, kai eurai anksčiau kainavo 50 centų. Loterija tik tak, pat supranti, kaip naktys gali daug sudėti viską, kad pat suprasum kaip ir kad reik nesusimaut, norim tai sudėlioti ir iš tiesų sugebėti. Tai pasakyti, kad galėtum kilti skrydžių aukštų. Nesupranti, aš kaip ir tu gimiau nesu sidabriniu, o su plastmasiniu šaukštu. Todėl turėjau visko pasiekti pats. Ir iš tiesų siekdamas į priekį tiesdamas rankas, gali suprast, kad viskas eina į temą. Kol neturėjau žmonos, naudojau rankų kremą. Jei pagauni visas tinkamas mintis ir asociacijas. Ir dabar, bet jau vienai pauzai, gali garsiai šaukti, jeigu mėgsti šitas improvizacijas. Nesižvalgyk į šonus, jisai kaip Drakula valgo mikrofonus. Taip kaip jeigu būtų koks žvėris, kaip opšrus, taip valgytų rudeninius kaštonus. Ir pats žinai, supras, kad visas šitas sėklas į žemę pasėjęs, jis išties jas moka išauginti prieš tavo akis per akimirką. Ir šičias stovi su tavim ir tą vieną momentą besidalindamas, aš tikiuosi viduje priimdamas, supranti, kad tai rimta, nes reikia įdirbio metų ir ne vienų, kad galėtum taip stovėti ir be klaidų. Ir sakyti viską tiesiai prieš jų akis. Aš manau, kad jisai viską iš tiesų matys. Tai dabar jeigu šitaip
viską darom tokiam lengvam būdui. Kibra čia leidėjimai YouTube'ui. Kad visi matytų, kad šičia buvo gera. Pats supras, kad mes atvarom tik tai tam, kad nusauptumėm šitą vilniaus barą. Ir jeigu visi gali kelti į viršų savo rankas, ir jeigu visi gali pamiršt problemas, bent jau kol kas. Ir todėl čia visi gali kelti į viršų savo rankas. Ir todėl telefoną nepasiima jau savininkas. Jeigu jūs iš tiesų savosius plojimus nevaidindami dovanojate mums, tai aš prašau jūsų visų susivildami. Aš norėčiau, kad iš tiesų jums netektų niekados šios akimirkos įstabos galvos išpilti. Ir kad iš ryto atsikėlę būtumėt rėkę tiek, kad sugebėtumėt nuskimti.